Dėja, pacientai blogėja, lygiai kaip ir vakar situacija, kur dar paminėjo. Vieną akimirką visi rodikliai gražus, kitą akimirką pakvieskit daktarą ir kaip pasako slaugytojo padėjęs, kad bet kokį daktarą, tai tada iš karto mum akis taip, kad ne šiaip situacija. Nes taip dėja būna, kad tuo atveju irgi tyliai pablogėjo pacientas, nes tiesiog pastebėta buvo bala kraujo ant žemės. Tai va, dėja, kartais pastebim per vėlai tą pablogėjimą ir kada jau akivaizdu, kad reikia imtis kažkokių greitų veiksmų ir nesinori, kad tai būtų, ar ne? Ir dabartinė realybė to darbo ir stebėjimo, kada yra didelis užimtumas, kada yra daug darbų, tiesiog ne todėl, kad mes kažką blogai darom, o todėl to, kad sistema mums nepadeda matyti tas, kas svarbiausia, visam tame chaose, tam didžiuliam sraute. Jeigu tai yra vienas pacientas, kuris blogėja tyliai, tai jo ir nepastebėsim. Ir čia tada atsiranda toksai žodis NEWS 2. Tai yra vienas signalas, tai yra vienas rodiklis, kuris gali iškilti virš viso šito triukšmo. Tai nepapildomas kažkoks lapas, skaičius, bet aiškus perspėjimas, kad šitam pacientui čia reikėtų didesnio dėmesio šiuo metu. Ir iš esmės mes sujungiam tuos rodiklius, kuriuos mes pilnai žinom ir kasdien matuojam. Tai yra visi rodikliai, pagrindiniai gyvybiniai parametrai, nieko naujo. Bet sujungus juos mes turim skaičių, kuris mums atsako, ar mums reikia kažką daryti daugiau, kaip dažnai mums reikia tai daryti. Ir matom, ar pacientas gerėja, blogėja. Tai šitas rodiklis pagal tyrimus tai labai reikšmingai gali numatyti. Tai kuo didesnis skaičius šito balo, tuo didesnė rizika yra pacientui per parą laiko numirti, sustoti širdis, patekti į reanimaciją arba bet kas iš tų visų. Tai va, kaip iš tai grafikė. Į dešinę, kuo didesnis skaičius, tuo tie visi rodikliai labiau koreliuoja. Nuskanuokit šitą korkoduką. Šiek tiek pažaisim. Pavyko atsidaryti? Galit pažaisti šiek tiek su slaideriais, pasižiūrėti, kaip tiesiog keičiasi ne pats skaičius, bet tiesiog spalva ir veiksmas. Atrodo gan paprastai, ar ne? Tai kiekvienas rodiklis turi savo tas ribas, tą žalią ribą, kada viskas ok, tą geltoną ribą ir tą raudoną ribą, kada tų balų gauna daugiausiai. Ir dabar pabandykim realiai įsivertinti. Tai grįžkim prie to paties paciento, kurį turėjo Darius. Ir pirminis jos NEWS 2 balas, pagal pirminis jo parametrus yra 2. Tai iš esmės viskas ok. Dabar pabandykim suskaičiuoti pagal šitos parametrus, kuriuos galim įsivaizduoti, kad su jais išvažiavo iš skyriaus. Mes neturim jų tikslių. Bet tada susiveskite ir pabandykim skaičiuoti. Kvėpavimo dažnis 21, saturacija 25 be deguonies, spaudimas 95, pulsas 112, temperatūra normali, sąmonė normali, budrus.
Kiek gaunasi? 7. Tai jo, bet tada matosi, kad tarp šitų dviejų skaičių yra 4 valandų tarpas, ar ne? Ir visa tai, kas yra tarpe, yra visiškai tamsus miškas ir neaišku. Ir tada atkyla klausimas, o tai gal galėjom kažkur anksčiau mes pastebėti tą pablogėjimą, ne tada, kai jau buvo 7 balai. Nes 7 balai, tai tas pacientas jau pagal tai, kaip buvo aprašyta, buvo akivaizdu, kad jis yra sunkus pacientas. Bet 5 balai jau yra, reikėtų atkreipdėmėsi. Tai kažkur va šitoj kreiviai galėjo būti ir pastebėta, ar ne, tas pablogėjimas. Kaip ir bet koks naujas dalykas, tam akivaizdu, kad reikės mokymų, reikės išsibandyti, reikės oficialios tvarkos ligoninės ir reikės grįžtamo ryšio, kad galėtumėm tobulėti. Bet, tai čia ateityje. Iš esmės, 3 paprasti dalykai, ką keičia šitas rodiklis. Tai yra saugumas, tai yra palaikymas slaugytojų pagrinde ir viso personalo. Tai yra iš esmės, kad šitų rodiklių dinamika yra daug svarbiau negu tai yra atskiras vienas rodiklis. Dinamikos vertinimas. Ir tai yra standartas, tai reiškia, visi kalbam tą pačią kalbą.